Sveiki. Yra čia tokie durpynai. 35 metai, kai nebuvęs jau. Su tėvu kažkada buvom karosų juodų tokių. Čia žmonės durpės anksčiau kasdavo rankom. Ir tiesiog kraudavo į vežimus arklinius. Veždavau, pildavau ant šitą žemės. Laistydavau, trambuodavau su arkliais. Po to džiovindavau sutrambavę ir pjaustydavau tokiom dešrom. Ir paskui dar skersai pjaustydavau. Išilgai iš pradžių, po to skersai briketus darė. Darė briketus vienu žodžiu ir kūreno tais briketais, tai va taip vargu. Tai atvažiavau dabar aš čia į tą durpyną, nes, kaip sakau, prieš 35 metus karosų esam pagavę juodų daug. Bet čia jie nevalgomi, nes grina durpė skonis. Tai jau pasėmiau meškerytę, pabandysiu surasta tuos durpynus. Droną buvau pasileidęs, tai mačiau, jie čia pat tik per miškų kelį praeiti reikia. Pasižiūrėsiu, ar ten yra gyvasties įdomų paukščių, tai mačiau. Einam žiūrėti. Einu, braunuosi per mišką. Nežinau, kur čia daeisiu, iš kurio galo to vandens kažkoks tai takas yra. Kažkas vaikščioja. Mačiau žvėrių pėdų. Aišku, ateina ir stirnų. Čia toks jaunuolynas gaunasi dabar. Vat. Labai aš čia jau prastai apsėjęs, tik tai kėdukais. Bet gal nesušlapsiu. Lyg tai matau kažkokį tai telkinį. Čia gryna pelkė. Tai jau. Nežinau kaip prieisiu. Vienas esu, nelabai norisi rizikuoti. O tiesiog nesimatys dabar gal per telefoną. Bet pašokinė ir viskas jų buvo. Tai čia įnėrus gali ir likt. Nežinau. Per kur čia įlyst. Bandysim į kitą pusę. Nes čia jau matau, kad tikrai nepraeisiu. O taip vadinami gailiai pradeda žydėti. Labai taip svaiginančiai kvepia. Tvartuose būdavo karvim nuo musių prikabina. Radau vieną tą pelkę. Tik nežinau, čia medžiai yra. Tai medžius pasilaikant prieisiu. Ne, kaip ir normaliai viskas. Jeigu berželiai auga, tai reiškia, kažkiek grunto yra. Oi, o kokių skylių yra, akivarų, o jau kvapas gailių. Jūs patikėkit. Nu va, priejau. Štai, bandysim užsimest. Pasižiūrėti. Gyvasties. Kas yra. Tas kvapas toks svaiginantis. Toks fainas. Pasaka. Ir vieta pasaka. Daug kas nežino čia jūs. Pažiūrėsim, pabandysim. Tuoj. Labai kol kas matau. Bet čia ir gylio nieko nėra. Galima sakyti, kad užsimetęs ant kiek ten, kokią 30 cm gal.
Ai, ne, judina kažkas. Kažkas judina lygtai. Arba pasivaidėno. Bet kažkoks judesys lygtai buvo. Nes masalas dabar visai ant dugno nusėda ir įsirausia į durpę tiesiog. Dabar uždėjus lieka. Matysim, kas čia bus. Palauksiu dar, permesiu. Turiu šitų masalų, turiu antrą meškerę, bet nėra kur mest. Nes naktinė skirta didelis kablys. Dėl visako pasėmiau. Nežinau, dar gal iki kito to karjero nueisiu, jeigu jas prieiti. Nors tamsos tai nelauksiu. Tai čia netoli iki mašinos, bet turiu prūžį kajakas ant galvos. Šiaip tai faina vieta ir uodai nelesa. Aišku, čia jokio kažko tai didelio tikrai nesitikiu, čia bent norėčiau pamatyti, ar dar tų karosų juodų yra. Reiks persimesti. Valandą laiko prabuvau ir galima sakyti, kad nieko nemačiau. Žiauriai mažas gylis, tiek kad vakaras labai gražus. Saulėlydis. Vanduo tai čia juodas, grina juodas. Tai nėra ką norėt durpį. Dar pabandysiu pakeisti masalą, biškį pabūsiu. Kokią 15 minučių ir reikės vynio turbūt. Dar sakiau, nueisiu iki didesnio, bet kad ten nežinau, ar praėjimas yra. Iki didesnio to karjerėlio. Nu, bet bent vis tiek smagiai va prasiveidinau galvą. Toks išvažiavimas. Kažkaip užsisvaigęs buvau, kad reikia man čia prie jų atvažiuoti. Prisiminimai tokie, kai vaikas dar buvo. Tik sėkį turbūt čia tėvas man ir buvo atsivežęs, neatsimenu iš tikrųjų. Tai va. Ramu, jokio vėjo. Uodai neėda, nekanda. Sakiausi, bandysiu nuo uodų, ten tokį įrengimą turiu, bet nėra čia ką bandyti, nes jų nėra. Va, koks gražus saulėlydis. Pasaka. Pasaka. Ką nieko nepagauta, bet gryno oro pakvėpuota nors. Varyt link mašinos, kol dar matosi kur eit. Į laukymę. Čia dar biškį reikia paeit, kad kur nors neįsmukt. Tai va toks vakaras šiandien, manau. Be žuvies, be kliovo, be malonumo, traukimo, kad ir kažkokio tai karosiuko. Bet tai ką dabar? Visko būna. O kaip čia linguoja viskas. Kaip čia viskas linguoja. Smagiai. Viskas. Varau. Atvažiavau čia per miškelį, per pievas, apsisukt ir varyt namo turbūt. O čia pėdų yra kanopinių kažkokių tai. Nemedžiotojas, tai nežinau. O ką, čia palaukiai ramu. Išeina tie žvėrys naktį. Tai va, taip. Smagiai.